Pone Buškevičiau, Jaunoji Lietuva, kaip jau sakė ponė Astra, ne parlamentinė partija, jeigu teisingai supratome. Ir vėlgi, kodėl tokia nesėkmė partijos veikloje, kodėl per praėjusius rinkimus nepatekote į Seimą, ar pritartumėte ir pono Grincevičiaus nuomonėms apie tradicinių partijų įtaką? Dar kartą labą dieną, gerbimi tautiečiai. Visi puikiai žinote, kad už Jaunosios Lietuvos ir už manęs kaip Jaunosios Lietuvos pirmininko Stanislovo Buškevičiaus nestovi jokie oligarchai, jokie pramonininkai. Bet kokią paramą mes priemame tik tokiu atveju, jeigu yra remama programa. Tačiau jie nori remti ne programą, bet patį asmenį, kad tas asmuo dirbtų jiems. Jaunoji Lietuva dirba visuomeniai, lietuvių tautai ir Lietuvai. Todėl mes ir negauname pinigų. Arba jeigu ir gauname, tai labai nedaug. Tačiau Jaunoji Lietuva ir aš, Stanislovas Buškevičius, niekada neparsiduosime už jokius pinigus. Geriau jau nepapulsime į Seimą, išeisiu iš politikos, bet sąžinės neparduosiu. O jeigu lietuvių tauta balsuos už Jaunąją Lietuvą ir mane Stanislovą Buškevičių, už gerbamą Lilijaną Astrą ir kitus mūsų narius, tikrai jie turės tvirtus ir nepaperkamus Seimo narius. Dėkoju Stanislavui Buškevičiui. Kodėl reikėjo įkurti Fronto partiją? Sakykime, jeigu mes matome Jaunosios Lietuvos jau ir istoriją, tačiau partija jau nauja. Frontas, kodėl ji turėjo būti įkurta, turint omeny labai fragmentuotą Lietuvos politinę, sakykime taip, padangę, ar nepritarė, kitaip tariant, socialdemokratinėms idėjoms ir atsiskyrę frontininkai, neieškojo galimybių išlietis prie kokios kitos jau egzistuojančios ir pažįstamos, sakykime, tradicinės, galbūt netgi partijos politinės jėgos, ponė Grincevičiau. Taip jau susiklostė situacija, kad buvo paprasčiau ir natūraliau kurtis naujai partijai, kadangi pradėsiu, kiekvienas suprantama turi asmeninių tikslų ir asmeninių nuoskaudų ir kiekvienas iš mūsų tie, kurie atėjo iš socialdemokratų, nusivylė pirmiausiai tuo, kad Lietuvoje socialdemokratinė politika arba jos įgarsinimas atsiranda iš esmės prieš pat rinkimus. Pažiūrėkit, kiek kairiųjų idėjų dabar paskleista. Mes, vadinami senieji socialdemokratai, nemažai jų perėjo į frontą, bet reikia, kad nepamirščiau vieną dalyką pasakyti. Frontas susikūrė ne tik tai perėjusio atsiskyrusi nuo socialdemokratų. Į jį daug, netgi daugiausiai žmonių atėjo nebuvusių jokio, nes jau apie 3000 žmonių. Mes iš socialdemokratų ten, sunku pasakyti skaičių, daugiausiai keli šimtai ten gali būti. Kitas dalykas, yra nedidelė dalis buvusių kitose partijose, bet pagrindą sudaro tie, kur nebuvo, bet kuriems brangios kairiosios idėjos, kurių įgyvendinimo Lietuvoje kai tik labiausiai ir trūksta. Minėjote apie socialdemokratinės fronto vertybės. Taip, frontui dažnai primeta, kiek mitų apie save išgirsti, apie partiją pabuvojęs rajonuose, dėl to, kad mes, kadangi, paprastai tariant, neturim pinigų, į išėjimą, į viešumą, tik tai tokiu būdu, tai paneigti tuos mitus, kad čia mes žadam atiminėti turtą, kad čia kažkokį bolševikų atmainą yra sunku ir aš naudodamasis progą tą noriu pabrėžti. Mes turėjom diskusiją įdomią su pramonininkų konfederacijos atstovais ir vienas įspūdis man įstrigo, kad jie buvo nustebę, kad pas mus gana daug žmonių nusimanančių apie ekonomiką, kad mes nežadam atiminėti, kad žinom, iš kur atsiranda pinigai, ne taip, kai žmonės klausia, sako, labiausiai neaiškus dalykas, iš kur atsiranda dulkės ir kur dingsta pinigai. Žinom mes, iš kur. O tai kaip apsispręsti socialdemokratinės vertybės išpažįstančiam rinkėjui, už kurios balsuoti? Jau šiuose rinkimuose matome bent 3 partijas, kurios deklaruoja socialdemokratinės vertybės. Sakytume, nevykęs susijungimas 2000 metais, kai susijungė Lietuvos socialdemokratų partija su LSDP, kaip vadinama liaudyje, Lietuvos darbo partija. Lietuvos darbo partija, tai ir buvo, kaip paskui
parodė realybė, buvo klaida, nes jie su savo nomenklatūriniam struktūrom, kurias išlaikė rajonuose, su savo intrigos mokėjimu, paprasčiausiai tariant, suvirškino socialdemokratų partiją. Ir dabar joje taip yra išpažįstančių panašias vertybės, dėl kurių ir mes mušamės, kaip sakoma, bet jie kol kas lieka ten, bet išskaidyti kaip pavieniai kovotojai. Pone Astra nori replikuoti. Žinot, yra gilesnis politinis procesas, gyvybiškai reikalingas atsinaujinimas. Ir vien dėl to, kad galėtumėm kilti prieš nacionalinio masto aferas. Mes jau pavargom nuo jų. Praradom žvejybos laivyną, praradom Mažeikių naftą, praradom Lietuvos dujas, praradom elektros ūkį, tai Leo turiu galvoj dirba Maksimos savininkams. Bet mes norim užkirsti kelią naujai, tikrai niekšingai aferai, kurią dabar sumastė blogos reputacijos Rubikono grupė, kuri, sakiau, planuoja statyti tą regionę atliekų deginimo gamyklą. Dabar kokia yra čia bėda? Įžūlus melas visuomeniai. Kad štai degins atliekas, gamins energiją, tai labai gražu, bet užsienyje kategoriškai draudžiama deginti nerūšiuotas atliekas. Nerūšiuotas, nes jos skleidžia toksinės dujas. Ir dar kokias? Dioksinas, fenolis. Tai Vietname būtent cheminis ginklas ir vadinosi Orange Agent. Ir iš tikrųjų vėžiniai susirgymai, išsigimimai yra garantuoti. Dabar jie sako, norim gauti 1,5 milijardo litų valstybės ES finansavimą, įgrūsti Lazdynuose 3 įmonę, jau yra vandens nuotekų valymo įmonė, kuri veikia blogai, įrenginiai yra archaiški. Dabar Vilniaus meras pasirašė sutartį su vokiečių konsorciumu, kad už 200 milijonų litų jie pastatys naujus įrenginius. Tik 2011 metais, tai reiškia 3 metus mūsų vaikai, tą dvoką turės kvėpuoti, kuris yra nuodingas. Kas kaltas? Kažkas tai yra kaltas. Toliau yra Mesinė atliekų įmonė. Iki šiol dirba su nesutvarkytais filtrais. Ta žino ir Paulauskas, aplinkos ministras. Bet aš pasakysiu vieną dalyką. Mane apstulbino asmeniškai ir kaip mokslo žmogų, ir kaip kandidatą į Seimo narius. Vienas faktas, lazdyniečių bendruomenė labai solidariai piketavo, protestavo, parašė daugybę skundų, kreipimusi ir Bradauskui, Seimo aplinkos komiteto pirmininkui, ir tam pačiam Paulauskui, ir reiškia Vilniaus merui, Imbrasui, daugybei asmenų pareigūnų. Jie negavo nė vieno atsakymo. Bet toks žmonių, kaip čia pasakius, visiškas paniekinimas, tai yra naujas dalykas. Ir naujas dalykas dėl to, kad, kaip sakau, kirkilinė politika bučiuoja ranką, kuri turbūt maitina, čia VSD mūsų prastai dirba, turėtų išsiaiškinti, kodėl yra tarnavimas Maksimos savininkams toks visiškai betodairiškas. Ir praktiškai, jeigu žmonės nepasidarys išvadų, tai jie taps Lietuvoje baudžiauninkais. Jie mokės daugiau už dujas, mokės už elektrą ir dar kvėpuos visi Vilniečiai apnuodytų dujom orų, nes vyrauja vakarų vėjai. Visi mes tapsime įkaitais to, kad Rubikono grupė, kurią sudaro 3-5 asmenys, labai nori pralopti. Ir pralopti, kaip jie mėgsta, būtent reiškia panaudojant politinę įtaką, kažkokį tai lobizmą ir būtent gaunant, neįdėjus nė vieno lito savo verslo lėšų, gaut 1,5 milijardo, reiškia kažkokias tai reiškia srauto lėšų.